Kągi, sveiki. Ketvirtas update'as kelionės Back to the Roots ir jau praktiškai turiu sukomplektavęs visus daiktus. Tai padarysime trumpą apžvalgą. Nesigaus nei tokia trumpa, bet važiuojam. Tai kaip matote, atkeliavo HGC šalmas. Berods modelis vadinasi V60. Jo. 1250 gramų, BMW akiniai. Nebuvo tos spalvos, kurios aš norėjau šalmo, teko improvizuoti, rinktis BMW artimas spalvas, kitas, bet irgi labai gerai atrodo. Toliau, apranga. Kaip matote, kelnės, striukė, pirštinės, pradėkime nuo striukės. Striukė yra UF Pro brandas, jeigu kažkas esam girdėję. Jinai yra nebegaminama tokia striukė. Medvilnė. Rašo, kad jinai turėtų būti gana atspari lietui. Pasižiūrėsime, kiek tai laikys. Nesitikiu, kad tai bus Gore-Texas, kas be ko, bet manau, kad šiai kelionei jinai turėtų tikrai puikiai tikti. Judame toliau prie kelnių. BMW Motorrad kelnės. Jos yra tekstilinės, ne Gore-Texinės, bet irgi yra waterproofinės turėtų būti šiek tiek. Jos nėra pilnai waterproofas, vis dėlto vasara, bet kargo kišenės šoninės, kelio apsaugos yra nedidelės įdėtos. Diržas. Čia yra sentimentai man šiam diržui. Rankų darbo, turbūt kokių 2008 metų. Jisai yra gamybos. Kai aš tarnavau Birutės batalione Alytuje, mes buvom užsisakę mums padaryti būtent rankų darbo odinius gerus diržus. Tai yra proga panaudoti šį diržą taip, kaip priklauso. Taip, kas toliau? Pirštinės. Geras spalva, ne? Ką galvojat? Taip, žinau, daugas galvoja geltonas, kažkaip ne į temą, aš sakyčiau priešingai, odinės, geltonos pirštinės turėtų būti žiauriai cool. BMW irgi Motorrado. Sekantis yra sleeping system, miegojimo sistema. Čia mes turime miegmaišį ir hamako pašiltinimą, jisai dar nėra suspaustas pilnai. Vėlgi saugau ir nelaikau suspaustų daiktų, ypatingai pūkinių, nes jie praranda savo savybės. Toliau turime pats hamakas. Tiek užima vietos tik tais. Pagalvėlė C2 Summit Premium Large. Hamako tentas, tarp vadinamas. XL dydžio 4,4 m ir tinklelis nuo odų. Tai kaip matote, visą tai sudaro mano bendrai miegojimo sistemą. Toliau pasižiūrime, ką turime su rūbais. Merino Vilnos Thermovave džemperis, šiltas, labai šiltas daiktas. Thermovave Extreme First Layeris, miegojimui, jeigu būtų vėsesnės naktis, merino trauzai. Vėlgi aš mėgstu merino vilną, nes jinai yra šilta, gana greitai džiūsta, bet čia pagrindinis dalykas yra, kad nelaiko kvapo. Thermovave irgi merino kojinės miegojimui. Toliau turime plonos kelnės antros, jeigu būtų šitos pagrindinės sušlapusios ir norėtųsi biškį lengvesnių, tai vakarui prie laužo arba kempingaujant turistinės kelnės. Čia yra 511 brandas. Toliau Brynje First Layeris tinklelis. Labai tinka karštom vasaros dienom. Jisai sudaro oro tarpą tarp kūno ir
audinio ant viršaus kryt naudoju, tai iš esmės didėsiu tinklelį, ant viršaus didėsiu maikutę ir dėl oro tarpo termoreguliacija vyksta geriau, tai yra drėgmė nesikaupia ant pačio kūno, išgarina greičiau. Rankšluostukas, čia turbūt yra, net nežinau koks brandas, Gear 8, Army ir Civiliam atrodo buvo pirktas. Ir sekantis yra kompaktiški Merrell batai, užima mažai vietos, odiniai, kad nebijotų žarijų prie laužo. Judame toliau, sekantis momentai yra virtuvė. Tai mes turime Optimus benzininę viryklę. Jis yra, tiesą sakant, universali, galima ir dujas deginti, ir benzą. Tai benzui yra spec talpa. Matot, buteliukas, jis yra turbūt kokį pusę litro talpos. Mažiau netgi 300 ml. Ir užsipumpuoja. Tai degalinėse reikės kiekvieną kartą pasipilti, turbūt ne kiekvieną kartą, kas antrą dieną, kad būtų galima naudoti benzą kaip kurą. 2 talpos vandeniui, metalinės, gal čia aliuminės, net nežinau. 2 litrai, 1 talpa, 1 litras. Puodukas, adventuristai, 600 ml su dangteliu. Universalus daiktas, šaukštelis, šakutė, druska ir pipirai. Toliau mes turime muilas, valiklis, indam plauti, šveistukas ir skudurėlis, kuris gerai turėtų veikti prie pridegusio, kai reikia nuvalyti pridegusius dalykus maistą, verdant ant puodą. Svarsčiau tokį dalyką imti ar ne, čia yra gertuvė, bet jinai yra su filtru, tai iš esmės įpilam į vidų vandens, aš parodysiu, kokį principų veikia, užsipilam vandens, statom filtrą ir pilam, jau vanduo būna filtruotas. Kadangi vandenį naudosiu iš vandens telkinių, jeigu negausiu pakankamai šalinių, tai kad riziką sumažinti, pasigauti kokią nesąmonę, manau, kad gali praversti vietomis. Ir paskutinis dalykas yra peilis. Irgi man šis peilis labai patinka. Latvių gamybos. M390 plienas. Gražus daiktas. Toliau judame prie paskutinių likusių daiktų. Tai yra visi žaislai. Ir čia turime roadbooką. Toliau 2 juostelės. Atsarginiai elementai fotoaparatui. Piniginė. Ši piniginė irgi yra įdomi tuo, kad tai yra rankų darbo svaro meno kūrinys. Pažiūrėk, visas kaukolės šypsosi, ar matai, tu irgi tarp jų esi. Jau nemažai metų šiai piniginiai. Kompasas. Telefonas. Telefoną svarsčiau imti, neimti. Kalbant apie telefoną, esminė situacija yra tokia, kad turiu mažą vaiką, 3 savaitės ir maža ką, kas gali atsitikti ir manęs prireikti labai skubiai. Nusprendžiau pasiimti mygtukinį telefoną ir kad telefonu būčiau pasiekiamas žmonai, esant reikalui, o daugiau kaip patys suprantate, tai čia yra Nokia 105. 30 eurų turbūt kainavo tas telefonas, laiko baterija rašo bent jau apie 22 dienas budėjimo režime. Tai emergency situacijai, kad būčiau pasiekiamas. Toliau. Fotoaparatas FE Nikonas, FE2. Čia yra daiktas, kuris padeda fotografuoti. Gerai, pabandysiu parodyti. Mintis yra tokia, kai būni su šalmu
neina žiūrėti per akutę. Ir šis daiktas leidžia pakėlus stikliuką arba akinius keisti žiūrėjimo kampą, ko pasiekoje yra žymiai patogiau fotografuoti. Antras Nikonas FE. Bus irgi juostelės įdėtos, tai čia dar nėra įdėta. Jo, tai važiuosi dvi čia, viena jau įdėta ir dar čia reikės turbūt vienos juostelės. Tai turėsiu 4 viso. Trikojis, toliau ciklopas, pieštukas, užrašų knygutė, popierius yra waterproofinis, nebijo. Dabar pasižiūrime vaistinėlę. Tai pabandysiu šią iš karto šiek tiek pradaryti, ką mes joje turime, kad būtų geriau įsivaizduoti. Žirklės, turniketas, viskas, kas yra būtina kelionės metu. Čia šiek tiek daugiau negu pirma pagalba yra. Darbinės pirštinės ir dabar einame jau daiktų prie motociklo remontavimo, jeigu prireiktų kažkokių dalykų minimaliai. Tai keli zipai, toliau Oxfordo rem komplektas su suspausto oro balionėliais, duct teipas nuo uodų ir erkių, Lettermanas ir iš įrankių imu tik tais, tai čia yra Letterman Signal ir sekantis dalykas, kuris iš atsuktuvų galvučių, tai yra tokios galvutės. Tai minimaliem kažkokiam dalykam, jeigu reikėtų šiek tiek prisiviršti ir viskas. Sekantis dalykai yra kordas, virvutė, jeigu prireiktų. Ar tentui nuplėšus ir panašiai, arba rūbus kažkokius džiovintis reikėtų pasikabinti ant medžio virvę. Ir pjūkliukas. Pjūkliukas yra, dabar galvoju, koks pavadinimas jo, Bačio. Taip atrodo. Tai turbūt tiek būtų, kas liečia pagrindinius visus daiktus. Čia yra 95% dalykų, kuriuos aš planuoju pasimti į kelionę. Ko dar čia nėra, tai svarstau atsispausdinti šiek tiek grubesnį žemėlapį, kuriame pasiklydimo atveju aš galėčiau parodyti žmonėm arba žmonės man galėtų padėti susinaviguoti ir susiorientuoti, kur aš esu ir į kurią pusę man reikėtų judėti, nes mano žemėlapis spausdintas, kuris yra roadbook'is, yra gana siauras. Tai iš ten išvažiavus iš tų ribų, naviguoti toliau yra labai labai sudėtinga, kitaip sakant, neįmanoma, nes neturiu jokių priemonių, pagal ką tai galėčiau daryti. Dalykai, ką dar svarstau imti ar neimti, tai yra maikutės. Kokios bus, beje, kalbant apie batus, batai bus BMW, ADV batai, ilgi kelionės metu ir turbūt viskas. Maistas, čia dar nėra maisto. Rytoj, šiandien pas mus yra antradienis, tai rytoj pasiimu motociklą ir pabandysiu jau susikomplektuoti, kaip viskas atrodys ant motociklo krepšiuose. Tai ant motociklo yra 2 krepšiai, po grubiai 16, turbūt 14 litrų talpos. Ir ant uodegos dar pabandysiu uždėti greičiausiai suspaudus miegojimo sistemą, jeigu sutalpinsi viską į čia. Tai tiek turbūt šiam kartui ir iki greito.